Unikalus projektas, kokio Lietuvos žiūrovai dar nematė. Viešoji įstaiga Turiu žalą.lt Širvintų rajone Kiauklių kaime įsigijo namą, kuriame įvyks gaisrinių tyrimų centro mokymai. Jų metu bus simuliuojamos 3 skirtingos gaisrus sukeliančios situacijos. Įsisiautėjusias liepsnas suvaldys priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai. Dėl šalia esančių medžių ir kitų pastatų viskas turi vykti idealiai tiksliai. Todėl komandos laukia daugybė iššūkių. Kaip prasidėjo pirmas gaisras, atėjo toks suvokimas, kad jau projektas ir prasidėjęs. Vėliau gaisrinių tyrimų centro mokymų metu specialistai tirs galimas gaisro priežastis. Taip jie tobulins savo įgūdžius. Iš tikrųjų, kvalifikaciją kelti ir palaikyti yra labai svarbu ir mes į tą investuojame, į žmonių kvalifikaciją, nes jie vis tik tai nustatinėja gaisrų priežastis, o žinodami gaisrų priežastis mes galime imtis prevencijos, kaip užkardyti tuos gaisrus. Po apmokymų visas namo vidus bus išgriautas, nurinktas stogo danga, atvestos komunikacijos. Ir per nepilnus 2 mėnesius namas bus atstatytas ir pilnai įrengtas. Daugybė šeimų iš visos Lietuvos pildė anketas ir pareiškė norą dalyvauti šiame projekte, kuriame viena iš šeimų galės laimėti savo svajonių namus. Projekto rengėjai atrinko 3 šeimas, už kurias galėsite balsuoti jūs, televizijos žiūrovai. Taip pat balso teisę turės ir projekto partneriai. Visai prieš pat Kalėdas sužinosime, kuri šeima laimėjo įspūdingus svajonių namus. Liepsnos, netikėtumai, emocijos. Tegu išsipildo ši svajonė kvadratu. Sveiki! Lietuvos ryto televizijos eteryje startuoja naujas projektas Svajonė kvadratu. Mes šio projekto vedėjai, aš Ignas Grinevičius. Ir aš Justina Nemanytė. Šiandien esame Kiaukliuose ir pradėsime projektą truksiantį net 2 mėnesius. Visų pirma, namas, kuris bus vienas centrinių šio projekto objektų, supleškės, jame simuliuojant 3 gaisro situacijas. O įmonė Turiu žalą.lt jį atstatys kartu su rėmėjais ir didžiulė komanda ir padovanos vienai Lietuvos šeimai. Šie žmonės turi 10 metų patirtį šioje srityje, o mes prisidėsim viskuo, ką mokam, viskuo, ką įsivaizduojam ir viskuo, ką galim. Komanda atrinks 3 šeimas, o aš jas aplankysiu ir pristatysiu jums. Bet visų pirma, susipažinkim su šio projekto idėjos autoriumi ir žmogumi, kuris mūsų lydės per visą šią atstatymo kelionę. Tai Turiu žalą.lt ekspertas Vytautas Binkauskas. Vytautas jau šalia manęs su Justina. Labas, Vytautai. Labas, Ignai, labas, Justina. Ir visų pirma, man kyla klausimas, ar šitą namą įmanoma per 2 mėnesius prikelti iš pelenų? Manau, kad tikrai įmanoma, turint tokią patirtį kaip mes. Būtent mes dirbam su atstatymu po gaisrais. Jau girdžiu kaip kelią, nes... Taip, mes žinom visus procesus, kaip suvaldyti, kas po ko turi būti, kad viskas įvyktų pagal grafiką. Koks laukia procesas? Kaip atstatysite namą? Aišku, visas procesas prasidės nuo to, kad pradėsim demontavimo darbus. Stogo griovimas, vidaus pertvarų, nes bus perplanuotas visas vidus. Jeigu būtų tai klientų atstatoma, tai būtų tiesiog išvalyta ir atstatyta, kadangi mes šeimai renginėsim modernų naują namą, tai praktiškai liks viduje tik viena siena ir išorinės sienos ir viskas bus įrengta pilnai naujai. Kaip kilo idėja tą namą, kai jis jau bus atstatytas, tokį gražų poelgį padaryti ir padovanoti tiesiog kažkuriai šeimai? Kadangi dirbam daug metų šitą darbą ir matom, kaip šeimos lieka be namų, tai ta ir idėja buvo parodyti, kad reikia elgtis atsakingai, kokios priemonės turėtų būti, kad nekiltų to gaisrai. Socialiai atsakinga įmonė, žodžiu, esate. Norim edukuoti ir tai apvainikuodami padovanoti šeimai kaip socialiai atsakinga įmonė. Viena svarbiausių šio projekto idėjų – surengti gaisrinių tyrimų centro mokymus gaisrų tyrėjams, kad jie savo kvalifikaciją galėtų kelti realiame pastate sukurtose gaisro simuliacijose. Tai iššūkis buvo tik tai didžiausias turbūt man asmeniškai tame, kad tai buvo realus pastatas, realioje gyvenvietėje ir realiomis sąlygomis. Mes turim sukūrę maketus, kurie stovi
uždaroj teritorijai, kurie yra toli viens nuo kito, atitinkamų saugių atstumų, kur gaisras gali ir išplisti taip, kaip mums reikia, gali būti nekontroliuojamas, paliktas degti tiek, kiek reikia, ir po to mūsų toj pačioj teritorijoje esantis ugniagesių gelbėtojų mokyklais kursantai mokinasi juos gesinti. Šioje vietoje mes viską turėjom realiom sąlygom, realioj gyvenvietėj, ir didžiausias iššūkis ir buvo taip, kad sudaryti tą gaisrą, kad jisai neišplistų per daug, kad neįvyktų kažkokių netikėtumo ir viskas pavyktų taip, kaip suplanuota. Kelios paros nemigos ir šiandien čia, Kiauklių kaime esančiame name, įvyks 3 skirtingi gaisrai. Šis nebegyvenamas namas, kuriame įrengtos 3 atskiros erdvės, netrukus bus surytas liepsnų. Kas smagu buvo, kad su priešgaisrinio tyrimų centru labai lengvai radom bendrą kalbą. Jiems patiko šitą idėją, kad tai bus unikalus projektas, kad jie galės realiom sąlygom savo mokiniams suteikti pamokas, kurios turbūt bus ženkliai vertingesnės, negu kai būna įrengtose specialiuose patalpose. Tai pavyko susidraugauti, susikalbėti. Ruošiamės iki dabar apie metus laiko visam projektui, kol atėjo ta diena, kaip pradėjom imituoti gaisrus. Pirmoje patalpoje ruošiamasi simuliuoti neteisingai ir nesaugiai palikto krautis daikto užsiliepsnojimą. Gerai, tai kolega, pademonstruokit mums, kas vyks šiandien, kokios simuliacijos. Čia pirma simuliacija, kurioje yra paruošti elektros įrenginiai ir bus paliktas besikraunantis automobilinis akumuliatorius. Ten ir turėtų įvykti gaisras, bet pagrindinė priežastis tai čia gali būti netgi 2. Arba įvyks elektros įrenginių avarinis darbo režimas, arba bus tas, kad, kaip dažnai būna, be priežiūros palikti besikraunantis elektros įrenginiai, besikraunantis akumuliatoriai. Tai čia galima pritaikyti bet kokiam prietaisui. Taip. Kaip ugniagesiai turėtų elgtis tokiose situacijose? Tai gal čia yra net 3 tokios grandys. Ugniagesiai gelbėtojai turi šiandien galimybę praktiškai pasipraktikuoti, išmokti ir pažiūrėti, kaip vyks gaisrai nuo pat pradžios iki, sakykime, pabaigos ir organizuoti visą gesinimą irgi žiūrės tada, kaip kas sekėsi, ką reikia gal patobulinti. Toliau mes gaisrinio tyrimų centro specialistai, tai mes kaip tik turim galimybę išbandyti, sudarydami visokias simulacijas, irgi išsiaiškinti, dėl ko kyla gaisrai, nes viską patys matysim, sukursim ir žinosim. Tai kas tai įtakoja tą gaisro priežastį, kas galėjo, ar pats elektros renginys, ar akumuliatorius, ar prailgintuvas ir panašiai. Ir kita, sakykime, dar 3 pusė tai yra valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai, kurie visą tą, ką mes dabar sukursim, turės ištirti. Po gaisro užgesinimo galės ištirti ir nustatyti, kur kilo gaisras, tai yra nustatyti gaisro židinio vietą ir nustatys gaisro kilimo priežastį. Turės surasti visus daiktinius įrodymus, juos išimti, atliksim visas ekspertizes ir po to jie viską pamatys realiai, nes bus sudaryta vaizdo medžiaga, kaip viskas vyko ir sužinos, teisingai nustatė ar neteisingai nustatė. Pasiruošimas vyksta intensyviai ir laikantis maksimalių saugumo priemonių. Įsiplieskęs gaisras turi būti suvaldytas laiku, ne tik dėl aplinkinių pastatų saugumo, bet ir dėl to, kad liktų dalis gaisro priežasties įkalčių ir tyrėjai mokymų metu galėtų nustatyti, kokia buvo gaisro priežastis. Kai tu turi visą tai darai vienam pastate, nežinodamas konkrečių konstrukcijų, pertvarų, jų degumų laipsnių ir panašiai, tai tą sukontroliuoti degimą būtų labai sudėtinga. Mes bijom, kad, pavyzdžiui, paleidę vieną tą imitaciją vienose patalpose, gaisras gali nekontroliuojamai išplisti į kitą patalpą ir vėlgi nepavyks tas, kas mums buvo sumanyta. Taip pat turėjom užtikrinti taip, kad gaisras neišplistų į išorę, nes vėlgi šalia buvo pastatai, šalia buvo elektros linijos, tai stengiamės viską padaryti taip, kad tai būtų saugu. Irgi, kaip prasidėjo pirmas gaisras, atėjo toks suvokimas, kad jau projektas ir prasidėjęs,
Ir kai pamatėm, kaip tos liepsnos viską ryja, supratom, kad turim realiai tik 2 mėnesius viskam išvalyti, atstatyti ir padovanoti šeimai. Kaip ir iššūkis nėra sudėtingas, kadangi mes šį darbą dirbam kiekvieną dieną, bet sudėtingumas tame yra, kad prie mūsų prisideda daug skirtingų partnerių, su visais reiks daug komunikuoti, ta pati filmavimo komanda, viską suderinti, kad viskas įvyktų sklandžiai ir kad galiausiai galėtumėm padovanoti tą namą atrinkti šeimai. O čia jau laša ant mūsų. Kiek? Jo. Ir kaip kvapas koks aitrus. Čia šiaip Visiškai nepanašu, ką matėm prieš tai. sudėtinga įsivaizduoti, kad po 2 mėnesių gali žmoniškai atrodyti. Aha. Man Vytauto gaila, kad su tokiam sąlygom čia teks dorotis. Aš net neįsivaizduoju, kokia čia komanda reiktų suburti ir ką nupirkti, kad iš tokios būklės sudėtinga namus susitvarkyti, išeiti. Šiaip susitvarkyti, o čia atstatyti ir per tokį greitą laiką. Bet tikrai visiškai kitas kambarys. Dabar atrodo kaip siaubo filme iš tikrųjų. Reikia tiesiog išeiti iš tokio kambario, gal ir išeiti. Prasideda intensyvus pasiruošimas antrai simulacijai. Čia 3 lauks sunkesnė užduotis, kadangi patalpos yra didesnės, o ir gaisro priežastis gan sunkiai identifikuojama. Tai vėlgi iš praktikų savo, kiek teko tirti gaisrų po žaibų iškrovų, tai vėlgi matydavau, kad yra tam tikri būdingi požymiai. Tai sugadinimai ne tik tai, sugadinimai elektros įrenginių ne tik tai, kad jie neveikia, bet ir mechaniniai. Kompiuterius apgadintas, monitorius apgadintas, tai vat ir turim dar kitą patalpą. Yra mikrobangų krosnelė, irgi vizualūs apgadinimai ir visa kita, kaip ir priklauso su apsauginė sistema. Ir vėl daryti tada radus tokią situaciją, tai vat, gaisro šiek tiek. Tai vat, specialistai ir turės išsiaiškinti, kodėl čia taip, nes vėlgi gaisro tyrimas apima tokią funkciją, kad jeigu yra nustatai, kad yra keli atskiri tarpusavyje nesusiję gaisro židiniai, tai vienas yra iš požymio, kad buvo tyčinė veika. Tas žaibas galėjo būti ir žmogus. Taip. Bet šita užduotis tokia sunki atrodo tyrėjom patiem, ar ne? Tokias viena iš sudėtingesnių. Mes ir stengiamės, kuo ne tiek, kad sudėtingiau, o tuo, kad kiek informatyviau būtų. Kaip ir sakau, viskas priklauso nuo kokybiškai atliktos gaisravietės apžiūros. Kaip kokybiškai atliks, taip ir nustatys teisingai. Šios namo dalies apdaila – plastikinės lentelės. Jų intensyvus degimas ir lydimasis kėlė pavojų gaisro suvaldymui. Tačiau profesionaliems ugniagesiams pavyko laiku sustabdyti ugnį. Gaisras užgesintas pačiu laiku. Liepsnos yra tiesiog didžiulė žala, galbūt taip pasakyti. Nes kai užsidegė namas su liepsnom ir kai po to įėjome į namą po viso, kai gaisrininkai užgesino, užtikrino, kad galima įeiti, apžiūrėti, tai tas realus vaizdas ir jau tos situacijos tikrumas, žiauru. Žiauru, atsiprašau. Laidos Svajonė kvadratu tikslas – ne tik ugdyti specialistų įgūdžius, edukuoti visuomenę apie gaisro plitimą, rizikas ir žalos valdymą, tačiau kone svarbiausias ir gyvenimą keičiantis TV projekto tikslas – atkurtą namą padovanoti socialiai jautrios visuomenės grupės šeimai.
Visi Lietuvos gyventojai buvo kviečiami pildyti anketas. Jų projekto rengėjai sulaukė itin daug, tačiau atrinktos 3 šeimos, su kuriomis susipažinsite šio projekto metu. Valius Baranauskas ir šeima. Jų namus pasiglemžė liepsnos, todėl dabar vyras su žmona ir 2 paaugliai vaikai glaudžiasi mažame močiutės bute. Samanta Stunžaitė su sūneliu ir mama. Samanta vieniša mama, gyvenanti krosnimi šildomame bute, be vandens, be dušo ir kitų patogumų. Neverkit, aš tai jau atverkiu. Aš tai jau kartais pasijuokiu. Virginija Batavičienė su šeima. Virginijos namus taip pat pasiglemžė ugnis. Dabar jis su gyvenimo draugu ir 2 anūkėmis, kuriams atstoja ir mama, glaudžiasi giminaitės išnuomotame vieno kambario bute. Ėjau, šaukiau, su širdim pasidarė blogai, aš visą laiką galvojau, kur aš dingsiu su vaikais. Kuri šeima prieš pat šventas kalėdas taps projekto nugalėtoja ir galės įsikurti pilnai rengtame name, spręs ekspertų komisija ir jūs, projekto žiūrovai, balsuodami portale elrytas.lt. Tai daryti galite pradėti jau rytoj. O dabar komanda ruošiasi paskutiniai gaisro simuliacijai, kuri vyks 3 namo dalyje. Tai viena dažniausių ir pavojingiausių gaisro priežasčių. Kieto kuro krosnims įkurti žmonės pasinaudoja degiuoju skysčiu. Neretai šis susiliepsnoja, įsigandęs žmogus meta butelį, o tai įplieskia gaisrus. Mes kiekvienais metais turime planą ir vykdome gaisrų prevencijos akcijas, mes jas taip vadiname, ir nemažiau kaip 4 per metus vykdome. Jas suskirstę esam jos praktiškai visos yra skirtos edukuoti žmonės, mokyti ir šviesti juos gaisrinės saugos klausimais. Mes matome, kad tų prevencinių akcijų rezultatai yra teigiami, nes turinčių autonominius dūmų detektorius asmenų skaičius palaipsniui didėja. Šiais metais fiksavome, kad apie 66% gyventojų jau turi namuose įsidiegę autonominius dūmų detektorius, tačiau to negana. Mes norime, kad didžioji dauguma žmonių būtų įsidiegę autonominius dūmų detektorius. Ne, neįmanoma. Nu, čia irgi matosi, kaip siena skiriasi, tokia kokia gal šiek tiek buvo ir kaip sunyksta. Čia aš nelabai įsivaizduoju apskritai, kas čia įvyko ir kas čia atsirengė. Čia visos grindys, man atrodo, nudegė. Nei grindų, Nes čia nebuvo to tokio aukšto laiptelio. Nei sienų, nei baldų. Ir būtent dar gaisro Nes jau net po gaisro, tai galim įsivaizduoti, kaip viskas vyksta gaisro metu. Jau po gaisro galva pradeda skaudėti, vat prie atvirų durų stovint tokioj patalpoj. Tai... Aš tiesiog dabar stoviu ir galvoju, koks yra gražus šitas projektas ir iš tikrųjų kokį stebuklą padarys per tokį trumpą laiką. Turiu žalą komandą, nes Čia sudėtingiau yra negu turbūt nuo nulio namą pasakyti. Tai šiandien viskas atrodo taip, bet po 2 mėnesių kūčias čia sutiks viena iš Lietuvos šeimų, kuriai to tikrai labai reikia. Tai šiandien atrodo absoliučiai, kaip sakiau, neįmanomas dalykas, bet stebuklai tam ir yra. ir tam ir esam mes, kad padarytume šitą stebuklą. Nors priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nuolat vykdo prevencinės programas ir stengiasi edukuoti visuomenę, tačiau gaisrai vis dar dažnas reiškinys Lietuvoje. Lietuvoje gaisrų, iš tikrųjų nėra mažas skaičius, vadinčiau taip, bet jis nuosekliai mažėja. Tuo mes džiaugiamės tikrai, kad gaisrų skaičius nuosekliai mažėja. Anksčiau turėdavome apie 15 tūkstančių gaisrų per metus, po to taip mažėjo iki 12, dabar mes turime jau nedaugiau kaip 10 tūkstančių gaisrų per metus. O pagrindinės jų priežastys, tai labai daug gaisrų priežasčių yra susijusių su pačių žmonių elgesiu. Tai yra neatsargus žmonių elgesys buityje,
įvairios žvakių naudojimas, na, įvairūs tokie paprasti buitiniai dalykai, kaip palikimas maisto gaminamo be priežiūros. Po to neatsargus rūkymas ir panašios priežastys. Antroje vietoje yra krosnys, dūmtraukiai, šildymo prietaisai, šie taip pat turi tam tikrą problematiką pas mus Lietuvoje, nes, na, žmonės jų galbūt taip tinkamai neprižiūri. Na ir trečia pagrindinė priežastis dėl elektros instaliacijos ir dėl elektros įrenginių, tai šitos pagrindinės vyraujančios. Liepsnos suvaldytos, o jau kitą sekmadienį į šį pastatą žengs gaisrinių tyrimų centro specialistai ir bandydami nustatyti tikrasias gaisrų priežastis, tobulins savo įgūdžius. Sakykime, realiam pastate buvo tikrai įdomiau, tik tai, kaip man sakau, asmeniškai buvo labai didelis iššūkis, kad visą tą padaryt saugiai, kad ir tas gaisras labai staigiai neišplistų ir būtų kontroliuojamas. Tai, bet visų komanda pasistengė, pavyko, ugniagesiai šauniai ir saugojo ir prižiūrėjo, tai viskas buvo puiku. Nepamirškite, kad už projekte dalyvaujančias šeimas galite balsuoti jau dabar portale elrytas.lt. Šiurpu matyti visą griaunančią liepsną ir sunku patikėti, kad svilėsių kvapas kada nors išnyks. Vaizdas sukrečiantis, bet jau netrukus kitą sekmadienį jį plačiau aiškinsis gaisrinių tyrimų centro specialistai, kurie prieis prie išvados, kodėl kilo šie gaisrai. Taip, siekdami tobulėti ir patys, ir kuo efektyviau ateityje padėti tokiose situacijose atsidūrusiems žmonėms. Susitikime kitą sekmadienį. Iki pasimatymo. Nepamirškite, kad už projekte dalyvaujančias šeimas galite balsuoti jau rytoj portale elrytas.lt.